Nu kaip vyrai, kimba? Šventinu jūsų vietą. Bus dabar tokių upėtakių, kad netgi lietuviškai kalbės. Tikėkit. Tikėjimas daro stebuklus. Nu va, labai smagu, kad mes susitikom dar kartą. Pratęsim mūsų pokalbį. Koks tavo mėgstamiausias stilius? Tatuiruotės stilius? Na, galiu tiek pasakyti. Bandžiau ir dariau iš tikrųjų viską, bet šiuo metu man žiauriai patinka daryti blackwork, geometriją, maori, tribalus. Ta prasme, nežinau, toks brutalus vyriškas stiliukas. Irgi dirbu ir su plonom linijom, bet tos plonos linijos reikalauja itin daug dėmesio, kruopštumo, o daryti blackwork, nu tiesiog, nežinau, mano sielai malonumas toksai, kad negaliu mėgaujuosi to darbu. Kai tu darai juodą didelį plotą, tiesiog užtušuoji. Ir visą laiką juokauju su klientais, kad, nu ką, dabar Black Lives Matters. Prisimenu, tu man sakėjai, kai aš dariau tatuiruotę, kad labai sunku padaryti tą liniją, kad jinai būtų tokia tiesi ir juoda, kad nebūtų šešėliavimo. Jo, kad nebūtų paplaukimo, nebūtų taip vadinamų blowoutų, tai kai linija išsilieja, kai jinai padaryta trupučiuką giliau, negu dermos sluoksnį. Jo, pakankamai iš tikrųjų sudėtinga padaryti vientisą tolygi liniją, kad jinai nematytųsi sujungimo ir taip toliau. Tikrai nepaprastas darbas. Kitą kartą žmonės galvoja, kad buvo ant bangos, buvo modoj, tiesiog plona linytė aplink riešą arba kažkur tai kitur, arba porą linijų, kad tai yra labai paprastas darbas. Iš tikrųjų galiu pasakyti, toli gražu ne. Net užklijuoti tokį, padaryti tiesiog stencilą yra pakankamai sudėtinga, tai jau nekalbam apie tai, kad ištatuiruoti ir padaryti viską tolygiai yra sunku. Ar gerai žinai kūno anatomiją? Taip, tikrai taip. Mes turim žinoti, mes turim išdėlioti dizainą eskizą palei raumenų išdėstymą kūne. Ir tuomet tokie darbai žiūrisi tiesiog gražiau, negu šiaip savo užklijuotas kažkur tai ore kabantis dalykas. Pasakyk, ką galvoji, iš kur atsirado žmogus? Na, žinai, kartais pažiūri kažkokių tai sąmokslo teorijų ir pradedi galvoti, kad iš tikrųjų mes gyvenam kažkur tai matricoje. Arba, kaip žinai, skruzdėlių ferma būna. Skruzdėlis niekada neįsivaizduoja ar nesupranta, kad jie yra fermoj. Tai galbūt čia pas mumis irgi kažkas tai tokia. Ir žemė visai neapvalėjo plokščia. Kas gali žinoti? Kažkodėl nieks neleidžia į Antarktidą pas mus keliauti, ekspedicijos uždraustos. Kažkodėl ta Australija, pusė teritorijos, pats didžiausias, ilgiausia tvoro pasaulyje yra Australijoje. Kas gali žinoti, čia tipo nuo graužikų ir nuo dingo šunų apsaugo mumis. Nu kažkaip tai keistai, man neįtikėtinai durnai skamba. Tai who knows? Ne, iš tikrųjų aš neužduodu savo tokių klausimų, nes iš esmės jie nieko nepakeis mano gyvenime. Tai nedirba tokia teorija, jeigu kažką tai prašai žiūri į viršų. Ne. Ten vartų nėra? Kas liečia karmos, visatos, į tos dalykus aš tikrai tikiu, nes tai veikia būtent mano gyvenime. Aš tikrai žinau, kad turiu globojantį ir mylinti mane aukštesnioji jėga, kuri man padeda. Ir jeigu kažkokie tai dalykai nevyksta mano norimų laikų, tai reiškia, jie ir neturi įvykti. Tai dėl to man labai lengvai kažkaip tai priimti tos neigiamus dalykus. Nu, ta prasme, nežinau. Kaip pavyzdys, norėjau išlaikyti teisės, jau turėjau mašiną ir nepavykdavo man tai padaryti. Ir tik tai paskui aš supratau, kodėl. Nes pas mane buvo durnas sumanimas, tuo metu dar gyvenau Vilniuje, tiesiog su 3 mėnesių kūdikiu važiuoti į Klaipėdą pas močiutę, nes močiutė pasiilgo per žiemą. Nu taigi durnas sumanimas. O kai močiutė pati atvažiavo ant Kalėdų į Vilnių, aš nuėjau, nuvežė mane dar draugas, mes tiesiog juokaudami, kad varysim čia dar 7 kartą. Paėmiau ir išlaikiau tos teisės. Ta prasme, tokie pavyzdžiai man duoda suprasti, kad iš tikrųjų, jeigu kažkas tai neįvyksta taip, kaip aš noriu,
man to arba nereikia, ar dabar tam netinkamas laikas. Paprašiau gyventi. O tu, Ana, kaip galvoji, kur mes gyvenam? Matricai, skruzdėlynė, ar Adomas ir Ieva mumis visus pagimdė? Irgi pasakyčiau, kad 100% tai nėra, kad pas mane yra atsakymas, bet susideda į tokį puzzlą, kad yra ir fizika, ir chemija. Aš daugiau su amžium pradėjau galvoti, kad viskas yra materialu ir viskas priklauso irgi nuo tavo minčių. Tu pats savo darai viltį, kuri savo tą karmą. Tu pats savo, kaip sakoma, mažas dievas. Jo. Tokia mano teorija. Tikrai, su tuo aš 100% sutinku, nes netgi yra nustatyta, kad kiekvienam žmoguje yra dieviškos, būtent tos DNK. O jeigu ten yra kažkokia tai dalelė, tai reiškia mes visi dievai. Ar yra pas tave tavo talismanas? Nežinok, nėra tokių dalykų. Nenešioju. Karoliai kokie nors. Karoliai. Ne, nėra tokių dalykų, tikrai ne. Vienintelis dalykas, kurį pradėjau nešioti ir kažkaip tai žinai jau iš senų laikų, tai yra pinigai, piniginiai. Ir tai gali būti doleriai, ten nežinau, jo, 2 turiu, tikrai taip. Turiu 1 baksą, 2 baksus, ten kažkiek tai dar man atrodo tipsų. Kai tatuiravo amerikonus irgi palikdavo, kažkaip tai nėra to laiko iškeisti ir, nežinau, nėra poreikio. Tai piniginė visą laiką pas mane su pinigais. Nesvarbu su kokiais, bet su pinigais. Kestai, привет! Добрый, Евгений. Kodėl neimi batus? Tau buvo jau, aš sužinojau, kad... Man šitie batai geriau. Aš su tavimgi susitariau, kad tu paimsi batus. Ne, man... Tai neimsi. Ne. Tai tau nieko nereikia dabar. Man reikia 2 eurų. Aš žinau, bet aš dabar nepaėmiau, negalvoju, kad su tavim susitiks. Gerai, viskas iki sekančio. Ašgi visai tave nepamirštu, žinai. O, žiūrėk, Kestai, radau, draugas davė. O, ačiū Imk. labai. Tau geros. Na va, būna ir taip. Žmogus negerintis ir biškiai jam ten su galva nelabai. Bet aš žinau, kad tie pinigais būtinai nupirks savo maisto ar atsigerti kažką. Kokioj vietoj geriausiai padaryti, aš pagal, kaip sakoma, medžiagą tatuiruotę? Ant kurios kūno vietos? Kur gal man patogiau? Taip, minkščiau, tvirčiau yra. Man patogiau daryti apatinės kūno dalys, tai yra nuo riešo iki alkūnės rankos, kojas irgi taip pat nuo blauzdą visą aplinkui. Ta prasme, ten yra maks aptempta oda, net nereikia labai didelio, nėra labai didelio pasipriešinimo su oda, viskas eina tiesiog kaip per sviestą. Tai man patogiau tiesiog dirbti jo ir čia yra kitas dalykas, negu daryti tą patį darbą ant šonkaulių, pilvo apačios, kaklo ir taip toliau. Ten užtrunka 2 daugiau laiko. Pilvo apačia jinai minkšta. Tikrai taip, ir žmogus dar plius kvėpuoja, šonkauliai taip pat labai juda. Vietą, jo. Juda. Kokios tatuiruotės gali išgąsdinti merginas ir vaikinus? Manau, kad jau nebėra tokių dalykų. Tiesiog dabar žmonės labiau tolerantiškai pradėjo žiūrėti aplamai į išpieštus kūnus. Tikrai, aš kitą kartą pati sulaukiau daug komplimentų iš jau tokio brandaus amžiaus moterų ir vyrų. Tikrai, ir tas tikrai džiugina. Kas liečia amžiaus cenzo, tai pas mane pati vyriausia klientė, man atrodo, buvo 66 metų, jeigu aš neklystu. Mano drauga mama, jai buvo tuo momentu 63 metai, mes padarėm į pusę rankos, nuo riešo iki alkūnės pilnai aplinkui. Jo, tai vat, irgi žmogus atėjo su viena mintim, sako, visą gyvenimą norėjau delfinų,
Mes padarėm tą delfiną trupučiuką kitokią, daugiau realistinį tokį, su šešėliukais. Na ir paskui tas delfinas buvo vienišas. Nupiešėm jam dar bangos ir viskas. Ir pradėjo paskui tas delfiniukas jau diktuoti mums ateities planą. Tai kol kas pusė rankos turi. Gal bus ir visa rankoje, kas gali žinoti. Kokiai įžymybė norėtų padaryti tatuiruotę? Pasaulio žymė, žvaigždė kokią nors. Nežinau, palei gyvenimą, vat būtent vertybės. Pagal viską man labai artimas Basta. Tai yra rusų dainininkas ir ne tik tai dainininkas, jis dabar pradėjo ir daug visokių kitų dalykų daryti, jau ir restauratorius. Žodžiu, vat, jam su mielu noru. Bet nežinau, ar jisai norės pas mane tatuiruotis. Raudonos spalvos pigmentas. Kokių yra pavojų? Ant raudonos spalvos, raudona, geltona, oranžinė dažniau pasireiškia alerginės reakcijas, bet vėlgi yra testukai, galima tiesiog padaryti vieną taškelį ir pažiūrėti, ar nebus alergijos. Dabar tokių dalykų mes irgi negalim tiesiog atspėti, nuspėti pamačius odą žmogaus, reikia testuoti. Kaip galvoji, ar gal žinai, koks sudėtis tų dažų, pavyzdžiui, paimant New Zealand ir visokių Australijos aborigenų, ką jie ten naudoja? Iš senų senovė ir dabartiniai irgi šiuolaikinė dažai, tai yra vienintelė pagrindinė sudėtis natūrali anglis, distiliuotas vanduo, šiek tiek spirito, nes tai yra konservantas ir visą laiką užkrinta tas pavadinimas. Žodžiu, paskui, kai prisiminsiu, pasakysiu. Ar išgėrus alkoholio galima daryti tatuiruotę? Tikrai nepatartinas dalykas, nes visų pirma galima šiek tiek neapsvarstyti ir padaryti kažkokį tai crazy stuffą, su kurio paskui gyvenant tu supranti, kad tai buvo padaryta per kažkokią tai tiesiog impulsą ir tas tau dalykas nepatinka. Ir antras dalykas, sudėtingiau, sunkiau mums dirbti yra, nes žmogus kraujuoja labiau, pasikelia spaudimas, ir galų gale aš netatuiruoju girtų žmonių, nes aš pati negeriu, kam man čia kvepuoti, įkvėpti tą peregarą, nemalonu, ne fainai, tai tiesiog ne. Ar buvo tokių atvejų, kad būtų panašu į filmą Bernvakaris Las Vegoj, kaip jie ten prisitatuiravo savo draugui? Buvo labai įdomus atvejis, kai dar dirbau Vilniuje, pas mumis buvo Bernvakaris, atvedė jaunai su užrištom akim ir tiesiog pasodino pas mane ant kėdės. Aš įjungdama mašinėlę, kuri garsiai dirba, tai indukcinė mašinėlė, bet tiesiog aš piešdavau jam su teptuku laikiną tatuiruotę. Ir galite įsivaizduoti, buvo momentas, draugai jį paklausė, ar skauda. Ir jisai pasakė, taip, jaučiasi. Visi pradėjo žvengti, nes ką tu ten gali pajausti iš teptuko. Bet galite suprasti, ant kiek apgauna mūsų smegenis mus. Nes jisai tai girdėjo garsą, jisai tai tikrai galvoja, kad jam buvo daryti tikrą tatuiruotę. Ir buvo tikrai juokinga. Iš tavo patirties, kaip reikia auklėti vaikus? Aš manau, ne tik tai manau, o reikia auginti juose pasitikėjimą savimi. Ta prasme, nestatyti tokių nustatymų, kaip anksčiau, nežinau, mane auklėjo mama, nelipk aukštai, nukrysi. Čia jau nustatymas į nesėkmę. O savo vaiką aš auklėjau kitaip. Aš visą laiką sakau, jeigu lipi aukštai, būk atsargi, nes gali nukristi. Ta prasme, nesėkmės rizika visą laiką yra. Tai aš manyčiau, kad tai yra teisingiausiai. Mano vaikas tikrai žino, kad jinai pati gražiausiai, pati protingiausia, bet jinai iš tikrųjų tokia yra. Ta prasme, tai nėra melas, tai nėra jos kažkokių tai ego augimo
paspartinimas ir taip toliau, taip toliau. Nu, ta prasme, aš matau jos stiprios pusės ir jai visą laiką parodau ir pasakau, kur jie yra. Ir tikrai pagiriu. Už daug ką pagiriu, bet aišku ir gaunu ir velnių. Visas koloritas. O ką manai apie feminizmą? Neturiu tokios nuomonės, nes iš tikrųjų nesidomiu tokiais dalykais, nei politika, nei judėjimais, nu, prasme, neįdomu tiesiog, neįdomu. Aš netgi televizoriaus ir žinių nežiūriu. Viską, ką sužinau, tai ką atneša man klientai, nes tiesiog. Yra mylimų klientų. Pavyzdžiui, su kom nors tu pratęsi savo draugystę? Taip, tikrai taip. Yra tokių klientų, su kuriais mes antiek susivaibinom, antiek radom bendrą kalbą, visą laiką jos malonu pamatyti, sutikti gatvėje, apkabinti, nes nežinau, aš toksai taktyliai mėgstu bendrauti su žmonėmis, tai yra liesti, apkabinti, nu, ne veltui ir darbo tokį turiu, ne? Kai reikia liesti, glostyti žmonės. Tai jo, yra tokių žmonių, tikrai yra ir aš labai džiaugiuosi, kad mano profesija leidžia man pažinoti žmonės, megzti su jais tokį gilesnį, gražesnį ryšį ir paskui mes ir būna ir tusinam kartu, ir išvažiuojam kažkur tai kartu. Nu, jo, atradau, galima sakyti, ir draugų. Labai sunku rasti tokį žmogų pagal, kaip draugystėj, pagal irgi. Kas svarbiausia tau draugystėj? Atvirumas, nuoširdumas ir jokių kaukių. Kaip yra, taip yra. Tiesiog draugas, mano manimu, tai yra tas žmogus, kuriuo aš galiu pasitikėti, su kuriuo man bus gerai ir tiesiog atsisėsti tyloje pabūti ar telefone kažkur tai ir pašnekėti atvirai be jokių kaukių. Dabar, aš jaučiu ir matau visą laiką, kai žmogus nuslepia, meluoja arba nori vaidinti taip, kaip nėra. Ir mane tai iš vis nežavi. Ta prasme, nežinau. Nepatinka man tokie dalykai. Mes gyvenam realiam gyvenime, ne dram teatre ir manyčiau, kad nereikia tos praktikos tiesiog taikyti savo kasdieninėme gyvenime. Būk koks esi, būk tiesiog žmogumi su savo ir gerom dienom, ir blogom dienom, ir nereikia čia knisti protą, kaip sakant. Yra draugai autoritetai? Jo, tai be abejo. Man patinka bendrauti su tais žmonėmis, kurie mane dar labiau motyvuoja, dar daugiau daryti, nes vėlgi visą laiką ta aplinka, su kuria tu būni, jie tave arba motyvuoja daryti dar daugiau, arba tempia į apačią, sakydami, kad nu, čia jau viską pasiekiai, kad tu čia ten rauniesi toliau. Bet iš tikrųjų draugauti, bendrauti su žmonėmis, kurie yra motyvuoti siekti ir, kaip sakant, matyti rezultatus, tai yra žiauriai geras dalykas. Kaip sakom, nuskriausti gali patį artimiausiai, skaudžiau gali nuskriausti patį artimiausiai žmonės. Taip ir yra. Jo, tikrai taip, nes jie žino visos tavo silpnybės. Nu, ta prasme, aš irgi, kai aš bendrauju, aš tiesiog atsiduodu žmogui ir jisai, tas žmogus, arba jinai dažniausiai žino labai daug dalykų apie mane. Tai vat, tuomet jo, tu tampi, kaip sakant, labai jautrus prieš tą žmogų, nes jisai žino, kur galima tiesiog baksnuoti su pirštu ir tau bus skaudžiai. Tai jo. Bet aš neleidžiu daryti žmogui skaudžiai antrą kartą. Vienas kartas ir viskas. Dabar pas mane viskas labai lengva gyvenime. Jo. O dabar vat, mes sėdim Anikos aikštėje, čia yra dramos teatras. Ar buvai šiame teatre? Ne, nei karto. Nei karto. Nedomina tave teatrai? Na, labai tam turiu laiko, vienas dalykas, antras dalykas. Net nežinau, kada kas vyksta. Labai domiuosi tą temą. Gal kartu kada nors nueisim? Jo, nemanau. Reikia susidomėti, nes aš irgi ne kartu nebuvau. Neseniai sakė, buvo labai geras pasirodymas. Dmitrijo Krymov fragmentas. Tai va, ir kas buvo, sakė labai geras pasirodymas.
Tai va, reikėtų kada nors mums būtinai irgi įvertinti nueiti, ne? Nu, taip, tikrai taip, aš tik tai už, nes nežinau, kažkaip tai susipažinus su tavim, man labai lengva ir bendrauti ir nežinau, žinai, va čia toks dalykas, kai irgi su žmogum tiesiog susivaibini, tai yra supranti jo juokus, supranti ir humoro jausmą ir, nu, tiesiog toks jausmas, kad ant vienos bangos, tai aš su mielu noru pratęsiu mūsų draugystę, bendravimą ir už kameros ribų. Kokios tatuiruotės neša nelaimę? Nu, ta prasme, nežinau, man atrodo, tai yra išgalvoti dalykai. Jeigu žmogus pradės tikėti, kad tam tikras ženklas jam neša nelaimę, tai taip ir bus. Jisai tiesiog dalykus, kažkokius tai veiksmus gyvenimo pritrauks už ausų prie to dalyko ir viskas. Nu, ta prasme, čia tas pats dalykas, kaip juodas katinas pereinantis per tavo gatvę, ne? Aš anksčiau kaip durnelė, gali įsivaizduoti. Einam su kompanija miesto vidury. Juodas katinas pereina gatvę, aš iš visos minios vienintelė bėgu tam katinui irgi perbėgti kelią. Nu, ta prasme, tai yra nesąmonė. Jeigu tu tikiesi, tai taip ir bus, tiesiog tu taip pritrauksi. Tai sakyčiau, Būtent. tai yra bullshitas. Aš irgi taip pat. Praėjo man viskas, sakau, dėl to tikėjimo mes gadinam savo gyvenimą. Taip, tikrai taip. Apsikraunam nereikalingais dalykais ir kažkur tai pradedam matyti blogus ženklus, kam to reikia. Kaip tik tas blogas ženklas galim pavirsti į kažką tai teigiamą ir taip gyventi yra paprasčiau ir lengviau. Gyvenimas kaip skalbimo mašina, ne? Viską įmetei, o su amžium viskas prasikalba ir viskas, ir draugai, ir patirtis, ir viskas prieina. Ir ištraukiau viską, ką atgauni. Tai jau gauni. Kokios yra nekokybiškus dažų pasiekmes? Kad tatuiruotė bus tiesiog labai šviesiai, gali sunkiau gyti, tai vėlgi, ką reiškia nekokybiški dažai, tai yra gal kalėjime kažkur tai daryti iš kerzo bato kulno deginto su, kaip girdėjau tokį receptą, degina kerzų bato kulną ir paskui praskiesti jį maišo šlapimo to žmogaus, kuriam bus daryta tatuiruotė, nu ir tipo ir paskui daro. Tai tokie dalykai gali būti tiesiog ilgai gyjantis ir blogai atrodantis. Užduok man netipišką kokią nors klausimą. A tu norėtum visą nugarą išsitatuiruoti? Norėčiau. Kodėl to nedarai? Dar nesubrendau. Norėčiau. Japonišką karpę. Jau gal 15 metų kaip noras yra ir nepraeina, tai taip. Reiškia, reikia tikrai taip. Tai aš tavo paslaugom? Nu, koks nors bus mano jubiliejus, tai padarysim projektą. Ką reiškia mirti? Neegzistuoti. Ir viskas apie tave pamirš? Tavo darbai, manau, liks. Mano darbai tai tikrai. Tavo irgi. Darbai būtent. Žinai, dėl ko bijau? Kad daug ko nepadariau dar. Na, norisi labai daug. Norėčiau dar trigubo gyvenimo. Kad vienam gyvenimu daryčiau. Vienas hobį, kurį naudočiau. Antram, trečias irgi. Kas dabar madinga tatuiruočių pasaulyje? Tai vėlgi mados tai yra toksai cikliškas dalykas. Jie grįžta dabar, vėl tapo populiarūs, kaip anksčiau buvo darytas tribalai. Tribalo stiliaus tatuiruotės, tai dabar trupučiuką pakeitė ir jisai tapo neotribalas. Tai mados cikliškos, viskas grįžta, bet siūlyčiau niekada nežiūrėti į jas. Reikia visą laiką rinkti viską pagal save, trupučiuką pagalvoti, kas kaip turi atrodyti, o paskui tiesiog ateiti, bendrauti su meistrų. Ir meistras tikrai bus suinteresuotas padaryti unikalų eskizą ir unikalų darbą. Ar reikia atleisti neištikimybę? Ne. Tikrai ne. Tuo klausimu turiu tokią griežtą nuomonę, nes
Aš sprendžiu ir žiūriu pagal save, aš negalėčiau. Negalėčiau to padaryti niekada. Tiesiog būtų per skaudu ir kankintis paskui, žiūrint tą žmogų, kuris tave išdavė, manyčiau, būtų per didelis skausmas. Neseniai žiūrėjau interviu, klausė žmonių. Sunkiau atleisti vyrams ar moteris neištikimybę. Daugiausiai pasakė moterim. Kodėl vyrams viską leidžiama? Kodėl jums viską leidžiama? Hello! Yeah. Enjoy a meal. Ką? Gal dėl to, kad visą laiką yra tokie stereotipai ir jie jau eina nuo senų senovėj, kad mama yra, tai yra moteris yra mama, žmona, šeimos gerbuvio, kaip sakant, deivė ir taip toliau, gal dėl to. O tipo, žinot, dar vieną tokį posakį, geras tas raktas, kuris atidaro milijoną spinų ir bloga ta spina, kuri gali atidaryti milijonas raktų. Nu tai čia galima taikyti irgi prie to pačio dalyko. Tai yra stereotipai, man atrodo, nesvarbu kas kaip, svarbu išlaikyti tą gerą santykį su tavo partneriu, su tavo draugų, gyvenimo palydovų ir būti atviriem. Ir tuomet nebus labai daug visokių problemų, klausimų ir nesklandumų. Ar tu gal pastebėjai, kad kaip keičiasi pasaulis, kiek yra vienišų dabar žmonių? Kaip galvoji, kodėl tokia problema? Pastebėjau, nes žmonės vėlgi, jeigu mes kalbam apie moteris, tai yra pakankamai sudėtinga, manau, surasti savo gerą partnerį dėl to, kad daugelį vyrų vaikinų pradeda ar tai gerti, nelabai nori siekti kažkokių tikslų. Tai, manyčiau, moteriai yra lengviau likti vienai ir viską daryti pačiai. Taip pat ir vyro, manyčiau, nėra labai lengva surasti arba priaukinti būtent tą laisvą moterį, kuri jau pasiekė daugą, turi daugą ir kuri išmoko gyventi pati, viena. Na, egoizmas irgi daug įtakos daro, nes kai kiek kartų klausiu moterį, kodėl tu vieniša, sako, negaliu rasti vyrą. Kodėl negali rasti, kodėl visi blogi. Ta pati užduodu klausimą vyrams, jie sako, tai moteris visus blogis. Jie sako, prarado savo moteriškumą. Aš manyčiau, kad neprarado savo moteriškumo, o galbūt tiesiog moteris pradėjo daryti daug dalykų, kurios turėjo daryti vyras ir tokiai stipriai moteriai yra sunku tiesiog paklusti. Tai, o kas liečia egoizmą, tai sutinku su tom 100%. Dėl egoizmo labai daug visokių dalykų ir blogų vyksta pasaulyje. Tai jo, žmonių egoizmas, egocentrizmas, tai tik didelis trukdis. Iš vienos pusės mes visi turim būti egoistais, iš kitos pusės jisai priveda prie blogų dalykų. Tai čia, kaip sakant, kiekvienam reikia surasti tą aukso viduriuką. Žinai, nes dažniausiai klausia, Ana, ką gali patarti? Aš sakau, nu tai pradėk nuo savęs. Uodas. Uodas. Pradėk, sakau, nuo savęs, o ką tu gali patarti? Visą laiką tą patį irgi sakau, kad reikia pradėti nuo savęs keisti tą pasaulį, reikia pradėti nuo savęs keisti savo požiūrį į tam tikrus dalykus, ta prasme, neduoti užteršti savo protą, smegenis su blogom emocijom, blogom mintim. Mažiau žiūrėti televizijos, nes tenais nieko gero dažniausiai nebūna, ypač žiniuose. Tai sakyčiau taip, reikia keisti viską nuo savęs, nes kito pasaulio vargu ar mes pakeisim, bet jeigu žmonės taps daugiau sąmoningi, tai tuomet ir pasaulis po trupučiuką keisis. Na, kas jau negali ištaisyti, man atrodo, savo klaidų, tai tada jiems reikia auklėti savo vaikus, kad jie būtų laimingi, kad jie turėtų tą patį šeimą. Bet vėlgi, aš visą laiką sakau, negalima ant savęs statyti kryžių. Jeigu žmogus nori ugdyti būtent tą
sąmoningumą, tai tuomet jisai gali tikrai tai padaryti. Ta prasme, pradėti džiaugtis gyvenimu ne vėlų yra ir bet kiek tau metų būtų. Kokia jūsų nuomonė apie tatuiruotės? Nu, nežinau, gal ateityje ir norėčiau pasidaryti. Kol kas mama neleidžia. O jeigu žmogus labai tatuiruotas, tai yra kur yra ten 2 rankos, 2 kojos, kaip jūs tą žmogų žiūrėsite? Oi, man tai kas, čia vis tiek jo pasirinkimas. Jeigu gražu, aš ir pasakau, kad gražiai atrodo. Nežinau, aš nediskriminuoju, nieko nemanau, tai blogai apie žmogų. Bet jūsų tėvai tikriausiai kitokios nuomonės apie labai tatuiruotus žmonės. Turbūt, jo, turbūt. Dėkojam už nuomonę. Dėkui. Jeigu ką, ateikit. Labai įdomi ištatuiruot. išvaizda. Ačiū. Tokia nestandartinė. Sėkmės. Bet jūs panašus, kad iš Oktoberfest atvažiavot. Žinot, kodėl kartais skauda man pompa, aš širdies neturiu, aš operavęs, aš Andromedas. Aš lyčio jonais esu varomas, aš randu gilę, bet taip žiūriu, blemba, kai tai turėtų būti skani kava iš jos. Pas mane tai batareikos visur, žinai, nieko tikro. Nu gerai, viskas sėkmės, geros kelionės. Ačiū, o trusikus atiduosis? Savo? Sušalsiu. Gal turite nereikalingus stringus, man trūksta, aš plokštį darau, man... Norėčiau kavytės kokios nors skanios. O kas čia per kurkuma? Ciberžolės kopas pienas. Įdomu. Jo. Ok. Bandysi? Jo. Taip, man nice juoda kava. Taip, labai nai. Labai nice. Ir... Čia jau gurdinis sušyje, čia su varškė ir su karamelė. Tada ką nors tokia lengvesnė. Lengvesnė? Kas gamina pas jumis šeimoj? Kai aš gaminu pusryčius, tai būna tikra šventė. Nu, tikrai neturiu laiko, o greičiausiai ir noro daryti maistą. Nu, tiesiog tai užima labai daug laiko ir, žinot, kaip pas mumis šeimoje viskas kažkaip natūraliai susidėlioja. Nu, ta prasme, susidėlioja pareigos. Natūraliai. Nebuvo tokių dalykų, kad reikėjo dėl kažko tai ginčytis ir griežtai sakyti, rodyti savo nuomonę ir taip toliau. Viskas vyko natūraliuoju būdu ir man tai labai patinka. Man patinka dirbti, aš daug tai darau dienos metu, aš daug laiko praleidžiu studijoje, o mano artimieji, mano šeima padeda man su buities klausimais. Tiesiog jų pas mane, kaip sakant, ant mano pečių jų nėra. Ir tai ir tikriausiai yra ta, vat, būtent tinkama Tandemas toks, ane, yra. Harmonija šeimoje. Super. Tikrai taip. Super. Nes maistas tai yra irgi kažkokia ta mantra. Tikrai taip. Ir aš manyčiau, kad daryti skanų maistą, tą reikia mylėti ir mokėti tai daryti. Aš moku skaniai gaminti, bet tai darau labai retai ir nežinau, nesijaučiu dėl to kalta kažkaip tai, kad aš kažkaip tai nesirūpinu savo šeimą. Ne, toli gražu ne. Kodėl kažkas tai mano ir sako, kad tik tai moteris turi gaminti. Pas mane vyras ko puikiausiai gamina. Čia ne per seniausiai valgiam žiauriai skanius troškintus 8-kojo čiuptuvus mano vyro gamybos. Ir skaniai, ir gražiai, nu, ta prasme, tai kodėl aš turiu atimti tą nišą. Ir, žinai, ką aš tau pasakysiu, jeigu man dar duotų dar vieną gyvenimą papildyti prie tų 3, tai aš labai norėčiau kokį nors šefą būti. Man tai labai patinka. Galiu parodyti, ką vakar gaminau. Rodyk. Tai gal vieną dieną pakviesi vakarinį? Su krevetėmis. Jo. Ir kare. Labai Tu skaniai. pasakau. Žinai, haiku, japoniškas toks eilėraštis. Davai sugalvojom kokią nors apie tatuiruotę. Ryškus, gražus, eina gatvė.
Vasara, nuogas piešinys. Galvoju apie tave, žiūrint į ją. Ar meilė visą vertę, jei jinai be skausmo? Manyčiau taip. O kodėl žmonės mano, kad tik taip per skausmus mes galim įgauti tos laimės, meilės ir taip toliau. Nu tai kad ne. Noi trecem la ăla. Sau la care? Eu nu înțeleg ce vrei să faci. Să mergem, eu mă gândeam că începem la ăla. A tu moki šaudyti, buvai šaudyklai kada nors? Nebuvau Ne? nei karto. Nedraugauji su šaltais ginklais. Nelabai patinka aplamai. Aplamai nelabai patinka ta koncepcija žudyti. Tau nepatinka koncepcija žudyti, o mylėti koncepcija patinka? Tai aišku, aš galėčiau save pavadinti trupučiuką hippie, nu ta prasme peace, love. Sex, rock and roll. Sex, rock and roll, nu jo, why not? Na taip, iš tikrųjų, daugeliu žmonių gyvena kažkur tai kažkokiuose rėmuose, galėčiau pasakyti, nes tą tai tikrai matau, nes žmonės visą laiką bijo, ką apie jos pagalvos, ką apie jos pasakys ir taip toliau. Daugeliu žmonių nebūna savimi dėl tų pačių baimių ir tai yra labai iš tikrųjų liūdna, nes žmogus negali suprasti ir atrasti save. Nes, tiesiog taip yra, mes antiek turim daug visokių savybių savyje, kad suprasti save toli gražu gali ne kiekvienas žmogus. Tai aš manyčiau dar per tokias prizmes, kai mes bijom visuomenės kažkaip tai būti nuteisti, mes pametam save galutinai. Visą laiką uždedam kaukes, norim būti tokie, kokius mus nori matyti mūsų artimieji, mūsų tėvai. Standartiškai. Jo. Mes norim būti patogiais ir aš manau, kad tai yra toli gražu neteisingas kelias. O hippie koncepcija aplamai mylėti žmoniją, mylėti pasaulį, džiaugtis gyvenimu, kodėl ne, taip ir turi būti. Anna, o tu nebijai, kad žmonės gali apie tave kažkaip tai blogai pagalvoti, blogai pamastyti, apkalbėti, apšnekinėti? Tai gal jie galvoja apie savo likimą. Ne, iš tikrųjų nesigilinu. Ką galvoja, visiems gera nebūsiu. Aš šventai tikiu į tą dalyką, kad aš turiu aukštesnioją jėgą, apibūdinti ją niekaip negaliu, ar tai dvasia, bet tai tikrai nebūda ne Jėzus Kristus ir nežinau, negaliu tai netgi pritaikyti prie kažkokios tai religijos, bet aš tikrai matau tą palei savo gyvenimą, turiu tam begalę daug pavyzdžių, kad aš tiesiog turiu kažkokią tai, nežinau, kaip angelas sargą, dvasią. Kaip pavadinsi, žodžiu, nesvarbu, bet tas jausmas tikrai yra viduje, kad aš turiu tą jėgą, jinai saugo, myli ir globoja mane. Nesvarbu, ką aš daryčiau. Kitą kartą tiesiog aš leidžiu dalyvauti jai savo gyvenime ir pasitikiu ją, o kitą kartą tiesiog aš atsikeliu ir noriu valdyti ir kontroliuoti viską pati. Tai vėlgi egoizmo, egocentrizmo klausimai tokie užvaldo. Tai visokių dienų būna, nebūna šventų 100% žmonių, be nuodėmių ir taip toliau. Mes tiesiog žmonės, kurie gyvenam, mokomės ir klystam. Tai yra visiškai normalu. Jeigu būtų taip lygiai, tai mes nežinotume, kur apsidrausti, kokią duobę galim patekti. Reikia vis tiek tų nelygumų, reikia būna ir kažkokių to stresų ir mūsų atgaivinti. Jeigu tu rašytum knygą apie meilę, nuo kokios frazės tu ją pradėtum? Labai seniai. Giliai. Buvo tamsu ir lyjo. Viena porelė sušalo. Gerai, ačiū tau šiandien skirtą laiką.
Iki sekančio. Iki. Iki.